Važiuojam. Labas vakaras, sveiki visi, su jumis sekundantai, eilinė laida, tai ką vėl pasijungiam laivą. Sveikas Augustai. Sveikas, Danieliau. Tai va, pasijungiam vėl laivą, vėl aptarinėsim šiandieną UFC 313. Šį kartą įdomesnės kovas. Jo, yra ką aptarti ir tie patys kovotojai tokie daugiau žinomesni. Šiaip palyginus kardas tikrai geras, tokios visos konkurencingos beveik kovos. Tai kokių pastebėjimų dar turi? Vienintelį pastebėjimą turiu, kad šios savaitės pabaigoje lietuvis kovos dėl Cage Warriors diržo. Jo, kaip tik su Nagliu susirašinėjau trumpai, tai pasakė, kad liko jam 2,5 kg numest, tai dar rytoj turi visą dieną. Tai svoris, aš manau, tikrai bus padarytas ir... Tikėkime, kad turėsim pirmą lietuvių čempioną, kaip ir turėjom Bukauską, bet Bukauskas toks ne visai tikras lietuvis kaip ir. Bet kai Naglis laimės diržą, bus labai smagu. Labai norėčiau ir labai jo tai linkiu jam. Tai vat, irgi palaikau tave ir palaikom Naglį, laikom Gumšius, su Nagliu mes už tave. Už Naglį. Taip, už Naglį. Tai ką, tai grįžtame prie mūsų UFC kardo. Jo, tai pirmą kovą aptarsim vieną prilimo kovą. Tai Curtis Blaydsą prieš Rizvan Kunievą. Jo, Kunievas. Tai Kunieva čia bus tokia debiutinė kova UFC. Prieš tai, kiek žiūrėjau, jisai yra laimėjęs 2 kartus Contender Series. Pirmą kartą turbūt per pandemiją, kad kažkaip laimėjo ir daugiau nebekovojo UFC. Turbūt nelabai galėjo gauti vizos. Gali būti ir po to, sakau, ten turėjo problemų su steroidais, nes buvo atimta jo kova. Su Ferreira buvo padaryta no contest. Na, šiaip iš tikrųjų labai įdomus kovotojas. Ką aš galiu pasakyti apie šitą kovą? Aš nelabai iš tikrųjų suprantu Bleičio managemento, kad pasiimtų tokį varžovą, kaip Bleicas faktiškai yra toksai kaip per vieną kovą nuo titulo ir imti tokį pavojingą varžovą, nežinau. Keistas man sprendimas, jau aišku, gal jie labai savim pasitikė, Bleicas tikrai geras kovotojas, bet aš dabar žiūriu, kad ir bus aišku įdomu labai sverimus pasižiūrėti, kaip atrodės Kunievas, nes pagal gabaritus matau, kad ūgis toks pat, Bleico ryčias yra 10 cm didesnis, Kunievas tikrai gerai imtyniaujantis bičias, tikrai labai įdomi kova, nežinau, čia žinai toksai, kur kokį kovotoją pasiėmė, kažkokį kovotoją iš Dagestano, kuris prieš tai yra laimėjęs PFL buvusi čempioną, įdomu. Jo, nes ir vis tiek, žinai, ne tik Kunievas imtyniauja, bet ir rankose, žinai, turi tą, aišku, kaip ir visi sunkiasvoriai turi tą stiprų smūgį. Ne vieną kovą yra laimėjęs nakautų, teikio, žinai. Tai vat, kas dar krenta akis, tai aišku, yra kovojęs Eagle FC. Paskutinė jo kova gal Eagle FC buvo prieš Anthony Hamiltoną. Aišku, jau žmogus amžiuje, jau baigęs, kaip sakant, praėjęs jau tas pikas, bet vis tiek pirmam raunde giletiną užsmaugė jį. Dėl ko vat, gal Curtis Blaydsas pasirinko šį varžovą? Aš manau dėl to, kad jau buvo paskutinis pralaimėjimas prieš Tomą Aspinallį. Tai manau, gal norėtųsi reabilituotis jam. Lygtis Blaydsas prieš tai po to buvo laimėjęs, jo teisingai pralošė, aš kažkaip visai galvojau, kad jis tai prieš Almeidą buvo laimėjimas, po to Spinalis, Spivakas. Labai įdomu. Čia man toksai, iš tikrųjų, Kunievas, man toksai tokia Pavlovičiaus ir Spinalio miksas, gal netoks jis geras, bet turi ir vieno, ir kito stiprių pusių. Jo, tai aišku klausimas, ką darys Bleidsas, kokia jo bus jo taktika, nes dažnai žinom, kad
Bleicas mėgsta užgulėti tos varžovus. Jo, labai mėgstu. Jo, padaro metimą ir, kaip sakyti, liaudiškai marinuoja tą kovą. Tai yra pasiema kokią poziciją ir neskubant tempia laiką. Tai klausimas, ar Rizvanas Kunievas apsigins nuo tų imtynių. Aišku, aš kažkaip galvoju, kad tikrai apsigins ir manau, gali būti netgi ir pats užimtiniaus Bleicą. Nu, kovoj pamatysime. Bet iš tikrųjų su Bleicu mes pamatėm, kad man visą laiką Bleico imtynės atrodė tikrai labai tokios žiauriai geros, bet pamatėm, kad Almeida parodė jam labai nemažai pirmam raunde, užimtiniavo Bleicą, kai atrodytų, kad aš tada jau galvau, čia Almeidos imtynės kažkas nerealaus. Bet po to Almeida išėjo kovoti su Spivaku ir nebeatrodė taip gerai. Jo, manau, matai, čia gali būti, kad dar ir varžovas, žinai, neparankus. Tai irgi stilistiškai toks, Jo, stilistiškai toks, žinai. Tai, trumpai taip apkalbėjom, kokios nuomonės, kaip tu manai. Aš tai vienareikšmiškai galiu sakyti, kad aš rinkčiausi čia Kunievą už tokį koeficientą. Geras smūgiuotojas, tikrai neblogas imtynininkas. Tvirtas bičas, didelis, ne kažkoks tai standartinis sunkiasvoris, kur tiesiog atėdė svorio. Aišku, dar įdomu pažiūrėti, kaip jis atrodys ant svarstyklių. Tai aš Kunievą tikrai čia renkuosi. Ir iš tikrųjų, man labai būtų įdomu, jeigu žmonės pridės laiką ir prikomentuos, tai būtų faina, kad gal kokią nuomonę išmes savo ten vieną kitą kovotoją pasakyti nuomonę, po svėrimų. Nes svėrimai daug ką pasako, bent jau man. Jo, matai, bet, žinai, kažkaip, sunku sakyti, žinai, tarp tų sunkiasvorių, jeigu jie ten būtų tie žmonės, kurie ten meta daug tų kilogramų, tai gal ir jo, aišku, ten vis tiek ir tie svėrimai, gal ir ta psichologinė būklė gal dar ir parodo tokiam svoriui. Ja, aš tai labiau žiūriu tą tokį, aš fiziką žiūriu, kaip atrodo, kad nebūtų kažkaip nutukę, pririnkę daug vandens, tokį dalyką dažniausiai žiūriu. Tai jo, už Kunievą, kiek matau dabar, tai 3,66 koeficientas. Tai ganėtinai aukštas koeficientas. Aišku, matai, vis tiek pirma kova UFC. Šiaip pagal statistiką, kiek mačiau, tai dažniausiai po Contender serijos tie, kurie laimi Contender serijos tą kovą ir kokiu 80% dažniausiai pralaimi pirmą kovą UFC jau po Contender serijos. Nežinau, čia kame čia ta statistika, kodėl čia taip prastai sukovoja, bet toks koeficientas tikrai verčia surizikuoti, kaip ir pasirinkti Kunievo pergalę. Na ką, Danielio, eina prie sekančios kovos. King Grinas su Mauricio Ruffi. Jo, King Grinas, tai Grinas yra UFC veteranas, man atrodo, jis jau ten su visais yra prasikalęs. UFC, nežinau, kiek jis ten turės 20, kiek dabar matau, tai 26 kovas, iš jų yra 13 laimėjęs, 11 pralaimėjęs. Bet jisai ten kovoja su eilė kovotojų, su Paddy Pimblentu ir su Jimmy Milleriu. Žodžiu, ten ir su Tony Fergusonu, ir su Gordonu, ir su Drew Doberiu, ir su Makačevu tuo pačiu. Žodžiu, ten ir iš tikrųjų, su Fizijevo, su visais topais. Labai gerai kovos, iš tikrųjų, tas žmogus matosi, kad tikrai turi daug patirties ir gavęs daug žalos, kad netgi pasikeitė savo vardą į King Griną. Tai iš tikrųjų, ką aš galiu pasakyti, Mauricio Ruffis, tai čia mūsų metų komanda, kaip Fighting Nerds. Ką aš galiu pasakyti apie Ruffį? Aš sakyčiau, kad gal toksai braziliškas Konoras. Įdomus bičas, daug suka visokių kojų, bando iškirsti iš smūgio, visą kitą, bet jis man toksai, nežinau, neatrodo ypatingai patikrintas. Paskutinį kartą gavo tikrai labai parankų savo varžovą ir nesugebėjo jo net nukautuoti, kova baigėsi teisėjų sprendimu ir paskutiniam raunde matėsi, kad jis jau labai smarkiai pasėdo. Na, bus įdomu, nes
King Greenas iš tikrųjų yra bazinis imtynininkas. Jis yra imtynininkas, netgi kaip būtų keista. Rufis aš net nežinau, toks kaip Muay Thai kovotojas. Greenas turi labai geras rankas, aš manau taip. Jeigu Rufis nesugebės išjungti Greeno, tai Greenas taškais laimėti gali. Mano atžvilgiu, taip, man taip atrodo. Jo, bet, žinai, vis tiek, jau Greenas amžiui ir nėra jau toks geras, žinai, jau paskutinę kovą prieš Paddy Pimblett tai parodė, kad, na, jau trūksta jau tos marvės. Vis tiek, žinai, kai kūnas jau yra gavęs labai daug sužalojimų, 26 kovas sukovoti vien UFC, tai ir su visais topais, nu, tai čia labai daug. Jo, kaip ir sakėjai, kad Rufiui tai bus patikrinimas su tokio kalibro kovotoju ir turėtų, pagal idėją tai turėtų Rufis praeiti Greeną, nu, bet čia, žinai, kova yra kova, visko ten gali būti. Tai aš iš tikrųjų šitoj kovoje, aš tiesiog imčiau šitoj kovoje, jeigu Rufio kaip kovotojas, ne kaip favoritas, toksai už 1.20 manęs nelabai domina, bet turbūt imčiau, kad Rufis kovą laimės tiesiog anksčiau laiko arba laimės nokautų, už koeficientas man turėtų būti apie 2, nes Greeno galva prastai laiko ir Greenas labai mėgsta nuleisti žemai rankas. Kaip ir matėm, kad jisai smūgį turi, Dawsonovą nukirto Greenas, bet aš manau, kad čia buvo tiesiog atsitiktinumas. Daugiau nieko panašaus nematėm, aš tiesiog imčiau Rufį nokautų ir tiek. Nu, Rufį nokautų arba Rufis, kad laimės kovą anksčiau laiko. Čia mano būtų pasirinkimas šitai kovai. Jo, aš tai ten tos grinai tik taip, jeigu taip kas spėtai, jo, Rufį pergalė. Manau, kad mes suprantam, kam šitą kovą yra padaryta. Tikrai ne King Greenai. Tikrai taip, tai sakau, čia geras patikrinimas bus su Rufiu. Pasižiūrėsim, kaip jam seksis. Tai ką, pereinam prie moterų diviziono. Tai Amanda Lemos prieš Jasmin Lucinda. Tai kas iškart krenta man į akį? Jasminui amžius tai 23 metai. Jo. Ir prasivedus 22 kovas. Tai kažkoks... Jo, aš žinau, jinai jo, man lyg tais pradėjo vest kovas, dar būdama net nepilnametė, man atrodo, profesionalų reiktų pasižiūrėti, bet man atrodo, kad taip. Tai toksai kosmosas šiek tiek. Ir tikrai gavo stiprią varžovę. 18 metais jinai pirmą kovą, kaip suprantu, pravedė, tai 18 buvo, kai pirmą profų kovą vedė. Taip. Ir tikrai gavo gerą patikrinimą, tai Amanda Lemos, tai kas krenta į akį, tai turbūt visų pirma amžiaus skirtumas. Amanda yra 37 metai. Tai va, tai paskutinę kovą yra pralaimėjus antram raunde Rambaru. Bet šiaip pasižiūrėjus į statistiką, tai labai kombinuojasi pergalė su pralaimėjimu. Nėra taip tokio stabilumo, žinai, kai būna kai kurie taip stabiliai. O jinai taip ir tokia, žinai, pergalė pralaimėjimas. Jeigu iš tos serijos žiūrint, tai pagal viską turėtų būti pusė pergalė. Nu, čia labai sudėtinga iš tikrųjų kova, nes aš žinau Jasmin Lucindo ir tikrai su Amanda Lemos ne vieną kovą matęs. Ir Amanda Lemos labai įdomi kovotoja iš tikrųjų pagal mane, todėl kad pirmas, aišku, metai nemažai, jinai ten kovojus yra, beros jinai pradėjo, jeigu aš neklystu, kovoti nuo 61 kategorijai, po to metė svorį ir atsidūrė 52. Tada jinai taip Mackenzie Dern užboksavo, bet Dern neturi gero bokso, Žanderoba užimtiniavo ją, Vėlį Žang užimtiniavo, Marina Rodriguez iš tikrųjų kaip ir tokią sunkę ranką turėdami nukautavo, Waterson laimėjo, Waterson tiesiog jau sena buvo. Vat mane šiek tiek tokie neramina šitoj susikovojotas dalykas, kad Jessica Andraš ją užsmaugė stovinčių rankų trikampį. Jo, šitą kovą stovinčių rankų.
Jo, nes čia vienintelis toks veiksmas buvo per visą moterų istoriją. Dėl to atsimena turbūt daug kas tą kovą. Tai jeigu tave užsmaugia Jessica Andrade taip, nu nežinau, labai sudėtinga kova. Iš vis Čia yra, tokie, labai, žinai, aš iš vis yra labai sunku komentuoti moterų kovas, nes ten taip viskas sudėtingai būna, kartais būna tokie aiškus favoritai ir jie pralaimi. Priežastis to pralaimėjimo irgi kartais būna neaiški, lyg tai gerai kovoja ir bats ir kažkas nutinka. Tai va su moteriam kartais tai būna ir labai prognozuoti yra nelengva. Aš žinau, kad berods reikėtų pasižiūrėti, bet berods koeficientai jų yra beveik lygus. Lucinda, man atrodo, yra favoritė. Už labai panašus skaičiai iš tikrųjų bus, tai net užmėsiu akį, buvau pasijungęs, bet kažko man išsijungė. Jo, Amanda 2.12, Lucinda tai 1.72. Nežinau, iš tikrųjų man, aišku, parodė, kad jinai turi dar dvasios Amanda Lemos, jinai smūgį turi, bet aš manau, kad Lucinda tiesiog ją užtaškuos. Mano prognozė būtų Lucindos pergalė, nes jinai visai neblogai juda, plus nugalėjo Marina Rodriguez, aišku, split decisionų, plus amžius, 37 metai, kitų 52 svorį ir 37 metai čia jau, čia jau daug ką galima pasakyti. Jo, žinai, aš tai pabandysiu tokia, nežinau, šitą kovą, tai man tokia 50-50, labai sunku vertinti, kaip ir sakiau, kad su moterų kovom ten visko gali būti, ten jos yra, taip sunkiai prognozuojamos, bet dabar taip durnai, pagal jo statistiką žiūrint, tai pagal viską turėtų būti pergalė. Čia, žinai, tai toks šaradas tokius. Tai va, tai pabandysiu ant Amandos Lemos spėti, kad laimės kovą. Nu, tikrai bus tokia kova. Aišku, įkišo, suprantu, nes tokia kaip visai pretendentinė be vienos kovos dėl diržo, nes kaip ir sekanti kandidatė turbūt bus Žanderoba Virna, o po to kaip ir turbūt Lucinda kaip ir yra stumiama. Čia jau šitą kovą labiau Lucindai padaryta, kad patektų į topą. Na ką, perinam prie sekančios kovos. Taip, tai Augustin Ansokto kova. Nu, tai Džeilinas Turneris. Žmogus su max gerų kovinio IQ prieš Ignacio Bahamundės. Kaip jis man skamba, iš tikrųjų esu minėjęs, kad kaip koksai nors meksikiečių silas. Ignacio Bahamundės. Grinai, aš kaip sakau, skirtingų spalvų du broliai. Tai yra ūgis vienodas, ryčas vienodas, aišku, tik amžius. Keliam metais yra vyresnis Džeilinas. Šiaip palyginus tokiam svoriui, tai jie belenkokia ūgio, tai yra labai aukšti. 1,90 m. Aš manau, 70 kg, tai čia yra šakis, čia yra kosmosas. Čia man atrodo, kad jie galėjo drąsiai kovoti 93 šitą kovą, tartis ir nebūtų jokios problemos. Nu, jo, tikrai labai. Džeilinas Turneris iš tikrųjų, kaip jis padaro tų svorį, yra tų porą kovotojų, kurie yra be protų dideli. Tai va tas Alvaresas yra ispanas, kuris irgi 1,90 m, kur daro irgi kosmos, tas kaip tą svorį padaro Džeilinas Turneris, nu ir va Ignacijos Bahamundės prisidėjo prie to va būrelio svorių darytojo. Na, kas galiu pasakyti apie šitą kovą? Ką tu pasakys, Daniel, tu gal pradėk. Nu, ką matau, žinai, Džeilin Turneris tai irgi turintis daug patirties. UFC yra kovos 12 kovų, tai 7 laimėjimai, 5 pralaimėjimai, 29 metai, tai dar ganėtinai, kaip turintis tiek daug patirties, yra jaunas. 29 metų, aš manau, kad jis jau pats tas laikas atsiskleist. Kovojas jisai tikrai su gerais kovotais ir su tuo pačiu ir su Gamratu turėjo sunkią kovą, ten tų split decisionų tada Gamratas laimėjo, tada taip pat split decisionas buvo ir su Hookeriu, kur Hookeris laimėjo, tada man rodos jisai Turneris dar ir svorio, man atrodo, nepadarė toj kovoje. Tada kas liečia, tada
prieš mums anksčiau minėto kovotą King Greeną yra laimėjęs. Ir paskutinė Nužudė Greeną. Jo, nužudė ten. Ten tai tikrai nužudė. Jau matosi, kad žandikaulis sunkiai laiko. Ir paskutinę kovą antram raunde pralaimėjo Renato Maikano. Tai Čia buvo Max, aš labai gerai atsimenu tą kovą čia. Čia buvo Max intelektas, kai Dželinas Turneris paguldė Maikano iš smūgio ir nuėjo galvodamas 300-iniam turnyrę, kad tą kovą laimėjo, o jis tiesiog Maikano atsikėlė. Jo, ir kovos prieš Ignasio, tai realiai bičas turintis stiprų smūgį, nemažai yra laimėjęs nokautais, tai iš 16 kovų yra laimėjęs 11 kartų nokautų, UFC dabar eina 5-2. Kas dar krenta į akį, tai kad Dželinas yra kovojęs, galima sakyti, su top 5, top 10, top 5, top 10 kovotojais. Ir tikrai su to pačiu ir Gamrotu, ir Hookeriu, tai buvo labai, tokia labai artima kova. Ir gerais prasivedė, o vat Ignasio tai bus toks geras patikrinimas, kaip jam seksis su tokiu pačiu gabaritu kovotoju sukovoti. Iš tikrųjų, aš tai manau šitoje kovoje, kad labai kažkodėl mano Kim Dželiną Turnerį nurašo, nes taip pasižiūrėjus tos kovos, kurias jį pralošė, tai, jeigu taip atvirai, tai Maikano skaitykis tą kovą. Aišku, pralošys tą kovą, galėjo laimėti, kvaila klaida, Greeną laimėjo. Dan Hookeris kovą buvo galima atiduoti ir ten. Tiesiog jam nepasisekė. Mateuš Gamrotas lygiai tas pats. Buvo kovą galima atiduoti ir ten. Tai iš tikrųjų taip atsidarius statistika, atrodo, iš paskutinių 4 kovų 3 praloštos, bet Maikanas tiesiog pats paleido pergalę, o ten tie 2 yra split decisionai. Nežinau, labai toksai, man taip toks jausmas, kad jis labai yra nuvertimas. Nes Bahamundesas mane labai nustebino tada, kada jis sukovojo su Liudovin Klein, o Liudovin Kleinas tik kaip ubaga užimti. Jo, bet ir pagal koeficientus ir yra tokia ganėtinai vienodo predictiono. Jeigu tiksliai, tai pasižiūrėsiu, tai netgi jo turneris yra underdogas, tai vertinamas koeficientų 2. Ignasio 1,80. Jo, bet kai mes šnekam apie tai, kad vienas žmogus yra 15 numeris, kitas yra 28 ir 28 Bahamundesas nėra kovojęs su niekom iš topų, o šitas žmogus yra kovojęs su visais top 10, tai, man yra ganėtinai keista. Sakyčiau, kad turneris senas būtų, amžius toks pat. Aš nežinau, aš tai čia tikrai vienareikšmiškai imčiau turnerį, nes turneris tikrai turi gerą smūgį, jisai moka imtiniauti, moka džitsinti, nežinau, aš matau tik tai čia tokius, aišku, visko čia gali, Bahamundesas tikrai gali pagauti turnerį ant kažkokio smūgio, bet kaip ir turneris nėra labai, kad būčiau matęs kažkokiu tai signalų, kad jisai būtų pramuštas ar dar kažką, tai aš tikrai iš tai kovoju imčiau turnerį, nes turneris yra pralošęs. Tikėjau. Jo, tai su tavim sutinku, irgi nežinau, kodėl tai bookmakeriai nuvertina turnerį, bet ganėtinai įdomu pasižiūrėti, kaip jam seksis ir šiaip jo, pasirinkčiau irgi pergalę prieš Ignacio, tai yra pergalę paimsiu, kad laimės turneris. Pereinant prie mūsų labai iš tikrųjų biški pasikeitusio, bet laukto. Blet, palauk. Turim revanšą. Kurva, eik tu nahui. Kas jį nukrito? Lempa nukrito, palauk biški. Dėka. Einu nahui. Nesudužo, tikiuosi. Kurva, blet.
Palauk, reikia pažiūrėti, kur čia, blėt. Eiktų na, kad vėl nenusipystų. Palauk, užsirašysiu, kur. Kur šitą nukirpt? Jo. Ne. 24 minutė. Ir iki 9. Gerai, ko mes tam baigiam? Baigiam tom, kad aš pristatinėjau kovą. Taip, tai palauk. Tai ką pristatinėjau? Palauk biškį, 10 sekundžių dar tai. Aš ten iškirpsiu. Kur. Op, važiuojam. Gerai. Tai ką, norėjau pristatyti tokią kaip ir įdomią labai kovą. Ne visai laukti, nes jinai tik tai paaiškėjo berods 10 ar savaitę laiko prieš turnyrą, palauk, gal trupučiuką daugiau. Tai Justinas Gage'is prieš Rafaelį Fizijevą. Turėjo būti Hookeris, bet Hookeris sustraumavo ranką, jam darė operaciją. Tai gal ta kova man būtų šiek tiek įdomesnė, bet šita kova tikrai labai įdomi. Man tik tai šiek tiek nerima kelia tai, kad Fizijevas nelabai bus pasiruošęs, plus skrenda iš Tailando. Ir mes turim Ramadaną. Jeigu jis iš tikrųjų laikosi Ramadano, tai dieną nieko nevalgo ir nieko negeria. Tai va, tokie pastebėjimai iš tos kovos. Labai keista, kad jis dar ir eina favoritų. Fizijevas šitoje kovoje. Nors pirmą kovą su pilnu pasiruošimu pralošė. Jo, bet dar man, žinai, kelia nerima tai, kad Fizijevas tai paskutinę kovą prieš Gamrotą susižeidė kelią. Tada plyšo raiščiai lygtai ir dar operavo jį. Ir jau kiek jis ten 1,5 metų nėra kovojęs. Dabar išeina prieš Justin Gage'ą, kuris paskutinę kovą, aišku, tragiškai buvo nokautuotas paskutinę sekundę 5 raundą prieš Maksą Holloway. Tai irgi tai parodo, kad, jau Gage'ai amžius ir jo žandikaulis jau nelabai ir laiko. Tokia, įdomi kova iš tikrųjų. Man irgi iš tikrųjų Gage'as jau tikrai mažai laiko, intelektas jo nėra geras. Dėl to aš šitoj kovoju. Geras imtynininkas. Ir neimtyniauja. Man atrodo, vieną kartą buvo takedowną padaręs. Ir Fizijevą ir buvo padaręs. Pirmą takedowną. Fizijevą ir padaręs. Ką žinau, gabaritais iš tikrųjų Gage'as tikrai labai nemažas, 1,81 m man čia rašo Topology. Ryčas Fizijevo didesnis ant 4 cm, ūgis mažesnis. Ką aš galiu pasakyti apie šitą kovą? Pirmas dalykas, kai aš pamačiau šitą kovą, tai pagalvojau, kad šitą kovą nedaeis iki teisėjų sprendimo. Ta prasme, manau, kad čia išsiaiškins iki tol. Ir aš vis dėlto žiūrėjau Fizijevą seku Instagrame, tikrai žiūriu, kaip jis treniruojasi, atrodo geros formos, visą laiką juda. Dabar toks įdomus dalykas, kad jisai pats treniruoja. Ta prasme, tai jeigu žmogus labai pats treniruoja, ar labai turi laiko normaliai pasitreniruoti, ar yra labai motyvuotas, ar jisai tiesiog išeina pasiimti gerą čekį, žinai. Įdomu, bet manau, kad pirma ta kova tokia buvo ganėtinai dviprasmiška. Aš vis tiek galvau, kad man asmeniškai Fizijevas tą kovą laimėjo, nors tai buvo berods split decisionas. Majority, vienas teisėjas davė lygės. Tai aš tikrai neduočiau, aš galvoju, kad Fizijevas 1-2 raundą pasilaimėjo, tiesiog kažkuris teisėjas davė berods, kad Gage'is laimėjo 10-8 paskutinį raundą. Tai ir Gage'is vis sensta, Fizijevas dar tikrai ne. Aš vis dėlto šitoje kovoje, kaip ir praeitoje kovoje, ir šitoje pasirinksiu Rafaelį Fizijevą. Man jo smūgiavimas patinka, jisai techniškas, tvarkingas, nechaotiškas, stipriai muša. Patinka jis man kaip kovotojas, stilistika gera. Man atrodo, kad Gage'is padarys problemų ir man atrodo, kad šį kartą jisai vešis pergalę namo. Manau, kad ne šiaip sau jisai sutiko šitą kovą pasimti. Mano nuomonė tokia.
Nu, šiaip ganėtinai va klausimas irgi, kaip ir sakiau, kad kaip Geidžis iš vis atrodo dabar po to nokauto ir sunku spręsti, žinai, jo tą ir formą. Aišku, pliusas yra tame, kad tikrai ruošiasi, jisai turėjo gerą kempą, ko neturėjo Fizijevas. Tai žinai, ten jau tokie šansai jau kaip ir, žinai, 50-50, labai apylygiai. Klausimas dar, kaip Fizijevui ta klimatizacija bus, nes jis vis tiek iš Tailando atskrydo. Irgi čia toks, žinai, atrodo vis tiek, kai pakeiti tas laiko juostas ir tai gali labai pasireikšti ant organizmo. Tai man tokia irgi labai apylygi kova ir labai sunku ką nuspėti. Kaip ir širdis nori, kad Fizijevas laimėtų, kaip ir sakėjai, labai gražus jo Tailando boksas, smūgiavimas, tikrai toks aštrus, techniškas. Geidžis, nu, kai mes ir žinom, anksčiau tai toks būdavo be galvos, vis tiek treneris kažkiek koreguoja, stabdo. Aš manau, kad šitoje vietoje irgi nebedarys nesąmonių, turbūt pasimokys nuo praeitos kovos, kad nereikia eiti atvirai taip kovoti. Tai nežinau, būsiu gal vis dėlto linkęs prie Justin Gaethje, vien tik dėl to, kad turėjo ilgą pasirašymą. Nu, ar man tas pasirašymas šiek tiek irgi gąsdina, todėl kad dar Justin Gaethje turėjo kovoti 5 raundus. Ne 3, o 5, nes su Hookeriu turėjo 5 raundų kovą. Tai vat, čia va toks man irgi ir ta aklimatizacija Fizijevo, plus Fizijevas, kaip čia pasakyti, kardio nėra jo pats geriausias, matosi, kad trečiam raundė sėda, tai va čia bus įdomu, kaip jam seksis. Plus dar skristi, aklimatizacija, visa kita. Nu, aš vis dėlto vis sakau, renkuos Fizijevą, bet tikrai įdomi kova, bet nerekomenduočiau šitą kovą statyti pinigų. Siūlyčiau pasižiūrėti. Ir ką, pereinam prie main evento, tai ilgai laukta kova, asmeniškai. Šiaip aš jau senai norėjau, kad ta kova būtų, kad jie sukovotų. Gerai. Tai Magomedovas Ankalaevas tikrai vertas šios kovos ir kovos tikrai prieš elitinį kickboksininką, prieš dabartinį čempioną, tai Aleksas Pereira. Nežinau, man tai jisai fenomenas yra šitam UFC. Žmogus atėjęs į vidutinį svorio kategoriją, laimėjęs diržą, pakilęs svorio kategoriją aukščiau, taip pat iškovojo diržą ir dabar yra trečias gynimuose. Ir visi pound for pound reitingė berods jau net yra 10. Nu, tai man atrodo, ten top 5 turėtų būti, jeigu ne top 3. Jo, toksai, man irgi, sutinku su Danieliu, man irgi žmogus fenomenas, iš tikrųjų, kai jis atsirado FC, aš tikrai rimtai nežiūrėjau, kai jis kovojo su Adesanija pirmą kartą, aš galvoju, kad tikrai praloš, tada, kai perėjo didesnę svorio kategoriją, kovoti su Blachowiczu, galvoju, kad tenais irgi praloš, ir, nu, taip pat sakau, jis ėjo, aš vis laukiu jo pralaimėjau, bet man atrodo, kad sulaukiau, šį kartą sulaukiau, paspoilinsiu trupučiuką. Nežinau, man jis geras kovotas, bet vat, išbandymas, kol jis nenugalėjo Magomedo Ankalaevą, dabar iš tikrųjų vat, toks įdomus dalykas su tais koeficientais. Dabar visi išsako, va, čia Pereira, taip ir taip. Bet dabar pasakykit savo žmonės, vat, patys savo ir Danieliaus to pačio paklausiu. Danieliau, vat matai koeficientą 1,90, berods ant 1,90, jeigu aš teisus. Taip. Teisingai? Jeigu prieš metus laiko šitą kovą būtų, ar tu galvoji, kad tu būtum galvojęs, kas laimė šitą kovą? Ne, tai tikrai favoritas man šitoje kovoje tai Ankalaevas yra. Visų pirma, ir smūgiai geri, nemažai yra kovų ir laimėjęs nokautų. Tada antras momentas, man atrodo, kad jis dar UFC nėra nei karto laimėjęs, iš vis nei karto nėra laimėjęs submissionų.
tai žmogus arba nokautuoja, arba decisionų laimi kovas. Bet kas patinka man jame, gal jisai, kad, žinai, toks protingai kovoja, neskuba, išnaudoja savo stiprias pusės. O, blet, vėl dingai. Fuck. Nu, kur dingai? Niekur, blemba, kažkaip nutrūko, nesupratau, kas buvo, aš nesupratau, tūkų išsijungė ir viskas. Pastargi taip pat buvo. Jo, gerai, taip, prašau. O kur mes tam baigiam kalbėti? Magome bent Kalajevą, kad jisai... Tai galim iš vis iš naujo pašnekėti apie Kalajevą, nieko čia tokio. Galim tiesiog pristatyti naują kovą ir viskas, ir nereikėtų su galvos. Blet, gal geriau. Aš čia užsirašęs, nuo kurios minutės tu dingai. Ok. Gerai, žodžiu, tai, nu, pohu, čia viskas tvarko, aš ten susižiūrėsiu. Tai gerai, tada. Taip, apie Kalajevą tada. Tai va, tai Magomedas tikrai bus didelis išbandymas Aleksui Pereira, nes tokio kalibro imtyninko Aleksas dar neturėjo. Klausimas, kaip Gloveris Teixeira paruošė apsiginti nuo imtynių. Man tai nesuvokiama, tiesiog yra, kaip tu gali per ten 6 ar 8 ar 3 mėnesius išmokti kažkokių imtynių elementų, kur žmogus visą gyvenimą ten kalnuose su meškom imtyniauja. Nu, čia nesąmonė yra. Čia nežinau, nebent kažkokią strategiją, taktiką, panaudoti savo stipriasias pusės prieš savo silpnasias pusės, kažkaip bandyti laikyti atstumą, distanciją. Nežinau, vienintelis variantas turbūt yra, nes aš manau, kad jeigu Pereira atsidurs ant žemės, nu jam šakis. Nu, jam tikrai. Iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Pereirai nereikėtų tikėtis, dauguma gal žmonių net nežino, bet galvoja, kad Pereira gali pagauti ant Kalajevą ant praėjimo į koją su keliu. Tai noriu jūs nudžiuginti ar nuliūdinti, kad ant Kalajevas yra graikų romėnų imtynininkas, jis į kojas neis. Jis darys tai, kas jam patinka, jis įklinčuosis ir iš klinčo griaus.
O Pereira, kadangi yra dalyvavęs Muay Thai kovose, tai jisai, manau, tą žaidimą visai priims ir turbūt bus suartėjimu, o su graikų romėnų imtyninku suartėti į klinčą, tai nėra labai gera idėja, man taip atrodo. Plius Ankalajevas iš tikrųjų irgi boksuoja labai gerai, juda stovėsimai labai gerai, tikrai perboksavo, kas man buvo toksai gal visiškai nustebimas, tai Volkanos Demira laimėjo taškais. Nu, aš tikiuosi, kad Ankalajevas nesugalvos muštis su Pereira, jeigu jisai nesugalvos muštis, man atrodo, jisai bus sekantis čempionas. Jo, tai vat irgi tam taip įdomiai buvo, Janas Blachowicz parodė gal silpnasias vietas Ankalajevo, tai yra matėsi, kad nuo kalfkikų nelabai gerai gynasi ir tas gal turbūt buvo toks faktorius toje kovoje, kad jam Blachowicz tada lygiai sukovojo su Ankalajevu, tai vien tik dėl tų kalfkikų, tai yra tam pakeitė visą žaidimą. Ir tiesiog teko Ankalajevui tik imtyniauti, nes jis tos paskutinius raundus tiesiog užgulėjo. ir tiek. Tai irgi klausimas, ar nebus labai nuobodyto kova, ar nebus taip, kad Ankalajevas tiesiog bandys užguldyti Pereira tas visus 5 raundus. Na, aš kažkaip įsivaizduoju, kad Ankalajevas, man atrodo taip, kad jų imtynių lygis skirsis labai ir man atrodo, kad čia nebus taip, kad Ankalajevas jį paguldys. Aš manau, kad Ankalajevas sugebės jį uždaužyti ant žemės arba netgi pasmaukti, nes Ankalajevas nebus Blachowicz. Blachowicz sugebėjo pasikontroliuoti Pereirą, iš tikrųjų būdamas senas jau. Plus tokių įdomių dalykų, pavyzdžiui, kai Gloveriui Teixeirai siūlė kovoti su Ankalajevu dėl titulo, tai Gloveris atsisakė, sakė, bet pasiruošimo su Ankalajevu nekovosiu. Ir tada buvo berods ta kova, kad Gloveris kovojo tada su šituo, su Jamal Hillu. Teisingai? Ja. Tai jau čia daug kas tą pasako, kad jeigu Gloveris sutiko su Hillu kovoti, o su Ankalajevu sakė, reikia atskiro pasiruošimo. Aišku, čia dydis gabaritai nelabai jų skiriasi, Pereira tikrai didelis bičas šitam svorį. Bet aš tikrai matau kažkaip tais. Man, sakau, jeigu kas nors man būtų prieš metus laiko pasakęs šitą kovą, tai ir pasakęs, kad už Ankalajevą bus koeficientas 1,90, aš iš tikrųjų net ir dabar nustebau, kad pamačiau 1,90 už Ankalajevą. Nu, man atrodo, kad čia daug duoda, aš taip galvoju. Tai tavo spėjimas, kaip suprantu, bus pergalė Ankalajevo. Jo, aš manau, kad Magomedas Ankalajevas laimės šitą kovą ir bus sekantis čempionas. Jo, tai Augustai irgi vėl su tam sutiksiu šitą vietą, tai vis dėlto irgi manau, kad imtynės šitoje pusėje daug ką nulems. Dar Dagestano imtynės. Jo, Dagestano imtynės, dar kai graikų romėnų moka klinčuoti, gerai kontroliuoti, tame ir klinčia nebijo. Tai yra jiems čia yra dovana, kai nueina į klinčą. Tai taip, jeigu visko kovoje gali nutikti, bet jeigu tikrai gerą game planą pasistatys Ankalajevo treneriai, tai aš manau, kad turėtume turėti naują čempioną. Tai ką? Nu ką, Daniel? Kokį čekį galvoji statyti? Aš darysiu savaitės pasirinkimą, labai darysiu iš tikrųjų paprastą. Daug kažką čia žiūrėjau, tai tikrai pastatysiu 10 eurų už Rizvaną Kunievą, nes koeficientas man tiesiog labai jau patinka. Ir patikėsiu vis dėlto aš Magomedu Ankalajevu ir Rafaeliu Fizijevu, nors jie yra pas mane abudu ant Ramadano, aš tikiuosi, kad jie to Ramadano nelabai laikėsi ir paimsiu juos abu į vieną kombinuosiu. Iš tikrųjų, labai paprastai galiu pasakyti, be 50 eurų mesiu už Magomedą Ankalajevą kartu su Rafaeliu Fizijevu ir už Kunievą užmesiu 10 eurų. Tai čia mano statymas bus 60 eurų skirta šiai savaitį, nes kardas geras, įdomus, tai vat mano bus šios savaitės statymas. Jo, tai aš tai sukombinuosiu 25 eurus, tai Turneris su Ankalajevu.
Labai neblogas pasirinkimas. Mano buvo antras pasirinkimas Žėlynas. Nes tai junior turneris irgi labai už gerą koeficientą eina. Tikrai ir kovai. Šiaip labai geras turnyras, visiems rekomenduojam pasižiūrėti. Turbūt daug kas naktį nesikels žiūrėti, bet tikrai atsikėlus ryte galima labai gerai praleisti laiką, pasižiūrėti, pasidaryti kavos arbatos, pavalgyti pusryčius. Jo, tai Telegrame dažnai būna tų grupių, kur dalinasi tom kovom, tai galite tikrai susirasti, pasižiūrėti. Tai dabar visur jūs tą UFC galite pažiūrėti ir nusipirkite tą patį UFC Fight Passą, jis ten nebrangiai kainuoja, man atrodo, 14 eurų, dolerių į mėnesį. Tai galite žiūrėti praeitus visus turnyrus ir yra kitų netgi MMA įvairių turnyrų, kur galite pasižiūrėti, jeigu tikrai domitės šią sporto šaką. Tai va, tai tikiuosi su kažkokia prognozė mes jums padėjom. Jo, gal labiau padėjom sutaupyti kartais pinigų, kažko tai nepasimt. Jo, tai va, tai buvo malonus tam Augustui pabendrauti. Man irgi labai malonu. Tikiuosi patiks tau šis UFC kardas. Sirgsim už savo pasirinktus kovotojus. Tai ką, su jumis buvo sekundantai, Danielius Grebliūnas ir Augustas Šalkauskas. Ir iki pasimatymo kitose laidose. Iki pasimatymo. Iki. Iki.